Sveiki. Vienas iš tokių mano sunkumų arba viena iš priežasčių arba keletas iš priežasčių, kodėl mano kelias pas Jėzų Kristų buvo toksai ilgas, ilgai trunkantis kelias iki įtikėjimo į jo vardą. Tai yra, kad nieko nesuvokiau apie nuodėmę. Ir lygiai taip pat maniau, kad nuodėmė neegzistuoja, jog yra tik potyriai ir nėra iš viso nuodėmės. Taip pat nežinojau, kad nuodėmė yra prigimtinė ir paveldima. Nemaniau, kad esu kažkuo tai nusidėjęs, kad esu gimęs iš žmogaus. Ir pats asmeniškai ir nesu, bet esu gimęs iš žmogaus, kuris yra nusidėjęs prieš Dievą, tai yra nepaklusnus Dievui. Ką dar galvodavau? Nieko nesuvokdavau apie atgailą, apie atsiprašymą. Neegzistuodavo toks dalykas kaip atsiprašymas Dievo už tai, ką blogo padariau. Ypatingai tie dalykai, kurie nėra tos akivaizdžios nuodėmės, didžiosios nuodėmės, kaip nežudau, tiesiogiai nemeluoju, nemušu nieko ir panašiai. Ir kitas dalykas, tai daug kas nežino, ką daryti dėl savo gyvenimo būvio. Ir ieško visur kitur, ieško kažkokių sprendimų. Netgi žmonės, kurie suvokia, kad jie nėra švarūs prieš Dievą ir yra nusidėję, kai kurie nežino, ką daryti ir kaip iš to viso išeiti. Ir patys bando per visą gyvenimą stengtis, tobulėti, augti visaip kaip ir tapti teisėjais prieš Dievą arba prieš save pačius. Tai šiandien apie ką noriu pakalbėti yra būtent apie nuodėmę. Ir truputį paskaityti iš Švento rašto ir aptarti, kas yra nuodėmė ir kaip ji pasireiškia žmoguje ir kaip ji iš viso atsirado. Ir Šventas raštas aiškiai labai parodo, apšviečia nuodėmės pradžią ir taipogi nuodėmės pabaigą. Ir padarysiu 3 dalių tokią seriją. Ir pirma dalis, aš tiesiog noriu pakalbėti apie nuodėmę, jos paveldimumą ir iš viso, kas tai yra per dalykas, ką reiškia nusidėti, kas tai yra. Nes daugelis žmonių nuodėmę apibūdina kaip kažką tai blogo, kažkokio tai blogo padarymą, bet dabar klausimas, kas yra gera ir bloga iš tikrųjų Dievo akise, mes nežinom, nes mes turim gėrio ir blogio pažinimą taip, kaip mes jį suvokiam. Pagal žmogaus mąstymą, žmogišką suvokimą, pasaulio suvokimą gėrio ir blogio. Iš tikrųjų, tai, ką mes manom net esant gėriu, Dievo akise kartais gali atrodyti kaip visiškas blogis. Ir noriu paskaityti iš pradžios knygos 3 skyriaus. Visą 3 skyrių. Paskaitysiu gerai. Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai, ar tikrai Dievas pasakė, nevalgykite nuo visų sodo medžių, nes Dievas buvo įsakęs nevalgyti nuo vieno sodo medžio, kuris buvo gėrio ir pažinimo medis. Taip, o gyvatė klausė, ar tikrai Dievas pasakė nevalgyti nuo visų sodo medžių. Moteris atsakė gyvatei, mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė, nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Moteris tai yra Ieva, tai pirmoji moteris šitoj žemėje. Ir štai čia jinai jau savaip pasako, ko Dievas neleido. Dievas neleido valgyti to vaisiaus, o jin pasakė, kad ir nelieskite jo, kad nemirtumėte. Dievas niekur nesakė jo neliesti, jis sakė nevalgyti. Tai šitoj vietoj, nežinau, gal čia moteris bandydama apsisaugoti, kaip ir uždėti tokį didesnį saugiklį, pabrėžė, kad net liesti jo negalima. Tai neaišku, kodėl jin tai pasakė, iš tikrųjų reikėtų paprašyti Dievo, kad atskleistų, koks jos motyvas buvo. Bet gyvatė jai atsakė, nemirsite. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklus akims ir vieną suvalgius galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis valgė.
Tada atsivėrė abiejų akys ir jie suprato esą nuogi. Juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostės. Dienai atvėsus išgirdę viešpaties Dievo vaikščiojančio sode balsą, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Viešpats Dievas pašaukė Adomą, kur tu esi? O tas atsiliepė, išgirdau tavo balsą ir, išsigandęs, kad esu nuogas, pasislėpiau. Dievas tarė, kas tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgiai nuo medžio, nuo kurio tau įsakiau nevalgyti? Žmogus atsakė, moteris, kurią tu man davei, davė man nuo to medžio ir aš valgiau. Tada viešpats Dievas tarė moteriai, kodėl tu tai padarei? Moteris atsakė, gyvatė mane apgavo ir aš valgiau. Tada viešpats Dievas tarė gyvatei, kadangi tai padarei, esi prakeikta tarp visų gyvulių ir laukinių žvėrių, tu slinksi pilvu ir dulkes ėsi per visą savo gyvenimą. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Jis sutrins tau galvą, o tu gelsi jai į kulnį. Moteriai jis tarė, aš padauginsiu tavo nėštumo vargus ir su skausmu tu gimdysi vaikus. Tave trauks prie tavo vyro, o jis tau viešpataus. O Adomui jis tarė, kadangi tu paklausai savo žmonos ir valgiai nuo medžio, apie kurį tau buvau įsakęs, nevalgyk nuo jo, prakeikta bus žemė dėl tavęs. Vargdamas turėsi maitintis iš jos visą savo gyvenimą. Erškėčius ir usnis jie augins tau ir tu valgysi lauko augalus. Valgysi prakaitų uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas. Esi dulkė ir dulkė vėl pavirsi. Adomas pavadino savo žmoną Ievą, nes ji tapo visų gyvųjų motina. Viešpats Dievas padarė Adomui ir jo žmonai kailinius rūbus ir jais apvilko juos. Tada viešpats Dievas tarė, štai žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, pažindamas gerą ir blogą. Ir dabar, kad jis ištiesęs savo ranką neskintų nuo gyvybės medžio ir nevalgytų ir negyventų per amžius. Todėl viešpats Dievas išvarė jį iš Edeno sodo dirbti žemę, iš kurios jis buvo paimtas. Išvaręs žmogų į rytus nuo Edeno sodo, viešpats pastatė cherubus su švitruojančiu ugniniu kardu, saugoti kelią prie gyvybės medžio. Tai žiūrėkit. Pirmas dalykas, ką atskleidžia šita galinė dalis, tai kad viešpats Dievas tarė, nes štai žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, pažindamas gerą ir blogą. Ir dabar, kad jis ištiesęs savo ranką neskintų nuo gyvybės medžio ir nevalgytų ir negyventų per amžius. Dievas užkerta žmogų nuo gyvybės medžio ir iš teksto suprantam, kad didelė tikimybė buvo, kad žmogus turėjo nepatirti fizinės mirties. Taip, nes Dievas sako, dabar nuo šiol bus saugomas tas medis, kad žmogus negyventų per amžius. Tai parodo apie pirminį Dievo planą žmogui, yra nemirtingumas. Kad žmogus nemirtingas, jisai nemiršta, jisai neyra, jisai nepūva, jisai negenda. Ir atskleidžiamas yra tobulas Dievo planas, kaip gyvuoja žmogus, gyvendamas Dievo tobulume arba paklusnume Dievui. Bet žmogus nepaklusęs jau praranda šitą nemirtingumą. Dabar kitas dalykas, tai yra aplamai tas, kad Dievas palaimino žmogų, sutverdamas jį viešpatauti žemėj, būti žemės viešpačiu, tvarkytoju. Kad žmogus sukūrė žmogų, kad Dievas sukūrė žmogų taip pat pagal savo atvaizdą. Tai panašų į save, panašų į Dievą. Su savo charakteristikom, su savo kūrybiniam galimybėm, su savo valdžia, nors ir žmogus po Dievo valdžia, taip, bet jis vaikščiodavo su Dievo autoritetu. Ir dėl to viešpatavo visiems gyvūnams, žuvims, paukščiams, visam kam. Ir buvo paskirtas tvarkyti žemę. Tai pats žmogaus dizainas, tobulas, su tobulom galimybėm. Ir viena iš tikrųjų iš tokių įdomesnių galimybių ir labai didelė laisvė iš tikrųjų ir labai atsakinga, tai laisvė nepaklusti pačiam Dievui. Dievas sukūrė žmogų netgi su laisvė nepaklusti pačiam Dievui, pačiam savo. Ir tai yra iš tikrųjų milžiniškas pasitikėjimas žmogumi ir milžiniška meilė.
nes būdamas visagalis, Dievas gali bet ką padaryti, jis gali prisikurti robotų, kurie tiesiog jį garbins ir darys viską, ką jis sako, bet jisai sukuria žmogų, kuris gali netgi jo nepaklausyti. Ir turėdamas visus šitus dalykus, visus šitus nuostabius bruožus dieviškus ir šitą galią, ir šitą viešpatystę, ir nemirtingumą, ir artumą su Dievu, žmogus nusprendžia praplėsti savo galimybės ir įeiti į tą vienintelę, iš tikrųjų už tos vienintelės ribos, kurią Dievas nubrėžė žmogui. O ta riba buvo gėrio ir blogio pažinimas, kad žmogui būtent tokio gėrio ir blogio pažinimo, kokį duoda tas vaisius, negalima valgyti. Ir Dievas pasakė, kad tą dieną, kada jūs paragausite tą vaisių, jūs mirsite. O ką gyvatė sakė? Gyvatė sakė, ne, jūs nemirsite. Dievas melagis vos ne. Ir vienas iš tikrųjų iš tobulų melagių bruožų yra tas, kad niekada nemeluoti pilnai. Mele turi būti biški tiesos ir biški melo. Tada ir pats gali save apgavęs, įtikinamai kitą apgaudinėti, nes tiki tuo, ką sakai, su tikėjimu sakai, tikrai nemirsite, 100% jūs garantuoju, jūs nemirsite. Taip iš karto nemirsite fiziškai. Iš karto jie nenukrito. Iš karto jie visiškai net dvasiškai nenumirė. Ir apie dvasinę mirtį mes ir pakalbėsim toj. Jie dar turėjo galimybę kalbėti su Dievu ir jį girdėti. Bet kas atsitiko, jie pradėjo apmirinėti, juose įsiveisė mirtis, pasisėjo mirtis. Ir mirtis pasisėjo kuo? Dėl nepaklusnumo, dėl nuodėmės. Ir dabar noriu pabrėžti, kaip šventas raštas apibūdina nuodėmę, kas iš viso yra nuodėmė. Pirmas Jono laiškas, 3 skyrius 4 eilutė, sako, kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą. Nuodėmė tai įstatymo laužimas. Labai gražus ir aiškus apibrėžimas, kad nuodėmė yra įstatymo laužimas. Tai lygiai taip pat nuodėmė prieš Lietuvos valstybę, taip, Lietuvos atžvilgių nuodėmė yra Lietuvos įstatymo laužimas. Yra Lietuvos įstatymas, jeigu bent vieną punktą mes laužom, mes nusidedam. Ir viskas. Demistifikuokim šitą žodį nuodėmė. Žmonės labai nemėgsta, tai jiems atrodo labai gal toks religingas žodis, oi čia nuodėmė, nusidėjėliai kalti, bet iš tikrųjų tai labai paprastas žodis, tai yra įstatymo laužimas. Ir mes galim nusidėti prieš policiją, mes galim nusidėti prieš kitą žmogų, mes galim nusidėti prieš šeimą, šeimos įstatymą kažkokį sulaužom atėję į namus ir mes nusidedam prieš tą šeimą. Lygiai taip pat kažką tai padarom prieš, tarkim, kažką, kas turi pasekmes baudžiamajam kodekse, taip, ir tai jau bus nuodėmė. Ir koks atpildas bus? Bausmė. Tik tai įdomu yra tai, kad šventas raštas sako, kad nuodėmė prieš Dievą, būtent prieš Dievą, atpildas jos yra mirtis. Atsiskaitimas už nuodėmę yra mirtis. O mūsų pasaulyje atsiskaitimas už nuodėmę, už nepaklusnumą, už įstatymo laužimą, tai nebūtinai mirtis, tai yra piniginė bauda, tai gali būti tiesiog, už kai kurias nuodėmės gali tiesiog nuoširdžiai atsiprašyti, tarkim, kas susijęs su žmonėm, atlyginti žalą, nuoširdžiai atsiprašyti, pasistengti daugiau taip nebesielgti ir tai gali būti įskaityta kaip atleidimu. Taip, bet pas Dievą yra visai kitaip. Šventas raštas sako, kad nuodėmės atlygis yra mirtis. Ir kad ir kaip kietai tai skambėtų, iš tikrųjų net paaiškinti galim visai paprastai, kas yra gyvybė. Gyvybės esminiai tokie bruožai yra judėjimas. Ar sutinkat? Yra judėjimas. Gyvi dalykai juda, mirę dalykai nejuda. Tai, tarkim, laikrodis, kuris yra gyvas, kuris yra veikiantis, juda rodyklė, visas mechanizmas juda, ne? Kai jis nustoja judėti, jis tarsi miręs, jis nebeveikia. Ir kas gali stabdyti tą judesį? Kažkokie netikslumai mechanizme gali stabdyti apsinešimas, dulkės ir visa kita.
Tai žmogus, kuris turi tobulą pažinimą laikrodžių, laikrodininkas, taip, jisai gali vis prižiūrėti tą laikrodį tobulai, kad jis iš tikrųjų amžinai veiktų. Jis gali pataisyti, pakeisti detalę, kad jisai amžinai veiktų. Kada atsiduria laikrodis į neišmanėlio rankas, kuris net nežino, kad galima pas meistrą nuvežti, vieną gražią dieną tas laikrodis, jis vis tiek susidėvės. Jisai apsineš, baigsis baterija ir panašiai. Tai lygiai taip pat kompiuteris, jeigu kompiuterį prižiūrim, taip turim antivirusinę sistemą gerą, turim pakrovėją, tai jisai tarnaus ir tarnaus ir tarnaus ir tarnaus. Visą laiką viskas atnaujinama, tai jisai labai ilgai tarnaus. Gal jis nebus amžinas, bet vis tiek jisai tarnaus. Jeigu mes prarandam interneto ryšį, prarandam elektrą, viskas, mes nebeturim jokių atnaujinimų programinių, viskas lieka sena. Baterija labai greitai išsikraus ir tas kompiuteris tiesiog nebetarnaus. Visas judesys nustos. Reiškia, tas kompiuteris bus miręs. Nustojęs judesys. Lygiai taip pat su žmogum. Jeigu paimtume tobulą pažinimą pagal Dievą, su kokiu žmogus iš tikrųjų buvo sukurtas, su Dievo pažinimu. Ir per ką? Per patį Dievą. Žmogus bendraudavo su Dievu, kaip aš dabar su jumis. Vos ne balsu, garsu. Šitaip yra Biblijai parašyta, kad žmogus girdėjo Dievą labai aiškiai, žodžiais. Jie komunikavo. Ir tai buvo tarsi ta interneto jungtis. Nuolatiniai update'ai, nuolatiniai atnaujinimai. Visas programos nuolatos atsinaujinančios. Ir įsivaizduokit, žinios apie viską. Žmogus suvokė, tiesiog iš esmės suvokė, kaip maitintis teisingai, kokį maistą valgyti, kaip kvėpuoti, kaip vaikščioti, kaip judėti. Visas tobulumas Dievo, pagal tobulą dizainą. Ir kada žmogus nusprendė dabar pažinti pats ir sako šventas raštas, tada atsivėrė abiejų akis ir jie suprato esą nuogi. Juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostės. Iki tol viskas buvo gerai. Jie nesuprato savęs kaip atskiro komponento nuo Dievo, jie buvo vienas su Dievu. Kaip vyras ir žmona, taip ir jie buvo, lyg vyras ir žmona su Dievu. Ir vyras ir žmona jie nesigėdėja savo nuogumo. Gali vyras būti nuogas ir žmona nuoga, jeigu jų santykis yra artimas, intimus, tai nėra problema. Jie sėdės nuogi, nejaus jokios gėdos, tiesiog grožėsis vienas kitu. Sveikose santykiuose, santuokoj, tai lygiai taip pat jie buvo nuogi prieš Dievą, Dievo kūriniai, ko gėdytis. Ir staiga atsivėrė tos akys, kurios matė savo nuogumą, kurio gėdijosi jau prieš savo kūrėją. Atsiskyrė nuo Dievo. Tai pirmas dalykas, tas nepaklusnumas, nepaklusimas iš karto atskyrė žmogų nuo Dievo taip, kad jam tapo gėda. Taip kaip ir aš sūnus, aš turiu savo tėvą, mes gerai sutarėm ir vieną gražią dieną aš sakyčiau, tėti, aš esu labai purvinas ir aš negaliu tavo akis žiūrėti. Suprasčiau, jeigu savo purvinumą. Arba atsiminčiau vienu metu visus blogus dalykus, ką jam esu padaręs. Tyčia arba netyčia, pasąmoningai pavyzdžiui. Atsivertų man tokios akis. Man būtų labai sunku, nes daug ko aš dabar nematau. Ir mano tėčio meilė, jinai uždengia tas nuodėmes, net ką jis yra pajautęs, jis man neprikiša, jis man neprimena. Aš turiu tokį santykį pat su savo tėčiu Edmundu. Ir jeigu man staiga atvertų akis, taip aš gaučiau tokio pažinimo ir visiškos realybės. Kiekvieną smulkiausią dalykėlį, kurį aš jam esu padaręs blogo, vienu metu pamatyčiau. Aš jam nebegalėčiau žiūrėti akis. Ir tą atsiskyrusio nuo Dievo žmogaus netobulumą ir šitą nuogumą pamatė Adomas ir Ieva ir nebegalėjo pasirodyti Dievui nuogi, pasidarė rūbus iš karto. Taip, pirmas dalykas, atsiskyrė nuo Dievo. Ir kaip matom, tas atsiskyrimas taip įvyko dėl pažinimo, naujo pažinimo, arba iš tikrųjų, tai dieviško nebepažinimo. Todėl, kad žmogiška išmintis yra kvailystė Dievui. O Dievo išmintis yra kvailystė žmogui, kuris nepažįsta Dievo. Todėl žmonės juokiasi iš manęs ir sako, Ramūnai, tu tapai fanatiku. Kai kurie sako, Ramūnai, tu tapai kraštutiniu, tapai fanatiku. Ir ne vienas yra taip pasakęs žmogus, arba taip primetęs daugiau mažiau, arba kad ir per mano žmonos pusę irgi ateina, kai kurie žmonės taip sako, nes jiem, tai, ką mes kalbam, yra kvailystė, absurdas. Ką jūs čia
savo kažkokius tai dievus, kažkokias atgailas, Jėzus, kažkokią tai kaltę, ko jūs čia tikit. Tai va, o Dievui žmogaus darbai yra kvailystė. Ir šitas net nuogumas, kurį patyrė Adomas ir Ieva, Dievui iš tikrųjų yra kvailystė. Kokiom kvailystėm jūs čia užsiimat? Kodėl jūs dabar atsiskyrėt? Kodėl jūs taip matot? Kodėl jūs panorėjot taip matyti? Kodėl jūs panorėjot tokios išminties? Ir aš noriu pasakyti, kad jie gavo suvokimą žmogišką. Žmogiškai pradėjo suvokti, kaip ir tiesą, kaip ir tikrovę. Visą tikrovę kaip yra iš tikrųjų, bet iš savo žmogiškos logikos. Ir įsivaizduokit, kad gauti netgi pilną dievišką pažinimą, Dievo paslaptis, visas sužinoti per vieną kartą šiandien, tai aš manau visų pirma jūs išprotėtumėt. O visų antra, jeigu tarkim žinotumėt visus pasaulio dėsnius, bet dabar jau patys turėtumėt jais rūpintis. Sužinotumėt, kaip teisingai reikia bendrauti, iš tikrųjų, kaip teisingai reikia valgyti, kaip teisingai reikėtų tą ar aną daryti ir viską pritaikyti vienu metu. Suvaldyti tas žinias visas. Jeigu anksčiau tiesiog pasitikėjau Dievu ir dariau, ką jis sakė ir tai veikė, kada ką daryti, o dabar jau turiu pats kažkaip tvarkytis ir laviruoti. Ir žmonės pradėjo laviruoti. Jie suprato, kad žmogus yra kaip vienetas, taip, kad mes esam vienetai, mums netgi įmanoma pasislėpti nuo Dievo. Mes atskiros būtybės. Vyras iš karto apkaltino žmoną. Sako Dievas, kas tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgai nuo medžio, nuo kurio tau sakiau nevalgyti? Žmogus sako, moteris, kurią tu man davėjai, visų pirma, tu Dieve, kurią man davėjai, man davė nuo to medžio ir aš valgiau. Todėl, kad moteris, ne todėl, kad aš suklydau, Dieve, atsiprašau, bet moteris man davė. Ir moteris tą patį, sako, viešpatie mane gyvatė suviliojo. Bet jin bent tiesą pasakė, nes ją ir suviliojo gyvatė, sugundė. Bet irgi žvilgsnis į gyvatę. Ne Dieve, atsiprašau, atgailauju, atsiprašau, padariau blogai. Bet man jinai. Ir ar matot jau dabar simptomus, šitus simptomus žmonijai? Aš perskaičiu jums šitą skyrių ir atrodo, prie ko čia aš? Prie ko čia šitą pasaką ir aš? Ir ką, Ramūnai, perskaityti dabar šitą skyrių, tai ką dabar? Tai puikiai atveria nuodėmės simptomus žmonijai. Pažiūrėkit, kaip žmonės atsiskyrė vieni nuo kitų, bijo vieni kitų, vengia žvilgsnio. Ir kai kuriuose šalyse ypatingai, pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, kartais būna pakeliu ranką kokiam praeiviui, tai jis nusisuka. Ispanijoje gal kitaip, Anglijoje kitokia kultūra, bet pas mus, pavyzdžiui, labai jaučiasi tas atsiskyrimas, susiskaldimas. Bet aplamai šeimos susiskaldė, va čia mano šeima, čia mano klanas, čia mano giminė, čia mano šalis, o čia jų. Čia mano krepšinio klubas, čia jų krepšinio klubas, mesiu plytą į galvą, jeigu jie laimės. Toksai, aš, jūs, mes, aš laimėsiu, aš turiu išlikti. Atsirado labai nebepasitikėjimas. Žmonės nepasitikė, kad užteks, kad viskas bus gerai, kad mes kažkaip visi atrasim būdą. To nėra. Žmonės grobia, plešia, lyg tai pažinimą turi savitą. Kad man reikia šito, man reikia jau žmogus žino, ko jam reikia. Ne tai, kad Dievo klausia, ko jam reikia, bet žino, ko jam reikia. Man reikia turto, namų, užsitikrinti, kad būtų 3 mamutai šaldytuve, kad tikrai užtektų mėsos. Ir kai jau matau, kad tik 2 mamutai šaldytuve, einu pas kitą ir jo mamutus medžioju. Ir tempiu pas save. Tai šitoj vietoj matom šitą simptomą. Matom iš tikrųjų ne tą slėpimąsi nuo Dievo. Aš taip banaliai ir labai paprastai galiu sakyti, žmonės vengia kalbėti apie Dievą. Ir ne apie bet kokį Dievą abstrakčiai, bet būtent per Kristų, kada ir kalbame per Jėzų, labai daug žmonių vengia. Kodėl? Kodėl vengia pokalbio tiesiog? Nekišk, negrūsk čia, šalinasi, bet nevengia, kada ateina į kiemą koksai, žinai, ir keikisi. Arba parke sėdė kažkas rūko dūmai į nosį, vaikai kvėpuoja cigarečių dūmus, tai čia dar nėra tai blogai, žinai, bet kai apie Dievą kalbėt, tai jau blogai. Tai tas vengimas Dievo daugiau mažiau dauguma žmonių vengia. Ir ne todėl, kad jie sąmoningai vengia, bet nesąmoningas. Nesąmoningas toksai kaip ir bėgimas nuo Dievo veido. Ir šitas simptomas, jisai matomas labai aiškiai visoje žmonijai. Taip, kitas dalykas yra vien tas, kad žmogus, panoro žinoti daugiau. Ir čia labai susijęs su okultizmu.
su raganavimu, su visais praktikom, spiritistiniam ir panašiai. Visas okultizmas realiai paremtas ant slaptų žinių. Slaptos žinios. Aš žinau daugiau nei visi kiti. Aš žinau visatos dėsnius. Aš žinau tą, aš žinau aną. Trokštų rasti žinių, kad būčiau virš kitų. Ne pas kiekvieną tiesiogiai tai veikia, bet pas labai daug žmonių iš tikrųjų tai veikia. Tas norėjimas būti išskirtiniu, norėjimas daugiau žinoti, būti elite. Ir šitas tai yra išdidumas. Tai yra išdidumas iš tikrųjų ir tai yra nepasitenkinimo sindromas. Nepasitenkinu. Ir nesakau, kad yra blogai žingeidumas. Bet tas, kad būsite kaip dievai. Pasakė, sako, Dievas nenori, gyvatė atsakė, Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akis ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Dabar jūs būsite kaip dievai. Tokie kaip dievai. Kaip gerai skamba. Ir daug žmonių nori būti tokie kaip dievai ne tik žiniom, bet ir savo turtu, kaip karaliai gyvena, kaip dievai, virš kitų. Ir parodyti, kad aš kaip dievas. Čia žmogiški simptomai surašyti. Taip ir labai įdomu, kad gyvatė čia irgi nemelavo. Jūs būsite kaip dievai, jūs pažinsite kaip dievai, turėsite asmeninę galę pažinti, taip kaip jūs patys matot. Bet nepasakė žmogui, kad tu žmogau nepakelsi tų žinių, kad tu nepakelsi. Ir akivaizdžiai matos, kad žmogus ir nepakėlė tų žinių. Žmogus antiek nepakėlė tų žinių, kad pabėgo nuo savo tikrojo dvasinio tėvo Dievo, kuris jį sukūrė. Pabėgo, nusisuko nuo jo veido, kad nematytų jo veido. Dienai atvėsus išgirdęs viešpaties Dievo vaikščiančio sode balsą, Adomas ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido. Nusisuko nuo viešpaties Dievo šlovės, nuo jo šventumo, todėl kad veide slypi identitetas. Veide slypi identitetas. Jūs matot mano veidą, jeigu aš jums kalbėčiau taip, visą šitą pamokslą, nežinau kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi, jums būtų keista. Arba taip, kalbu, jūs nematot mano veido šlovingo. Ir jūs nematot mano charakterio, jūs nematot mano emocijų, žvilgsnių. Ir mes labai stipriai emociškai atitrūktume, o kada aš jums kalbu, tau, žmogau, kada kalbu žiūrėdamas tau į akis beveik, aš ne į kamerą tiesiai žiūriu, bet aš į save žiūriu, susikoncentravęs į save irgi, žiūriu kaip atrodau, bet beveik žiūriu į akis ir matot mano veidą. Ir pavyzdžiui, man sudėtingiau kalbėti, nes aš dar nežinau, kas žiūrės ir aš nematau tavo veido ir aš norėčiau matyti ir tavo veidą. Todėl čia tik tarp kitko. Labai gerai yra eiti į bažnyčią gyvą, o ne žiūrėti online, nes matot pastorius veidą, pastorius mato jūsų veidus, matot visų brolių veidus ir galite pasidžiaugti Dievo šlove jumise, matydami vieni kitų akis. Ir visais laikais, jeigu nori pažeminti žmogų, maišus žmonės dėdavo, kaukės dėdavo, bjaurodavo veidą, kad žmogų sugėdint, pažeminti yra veidas. Tai žmogus nusisuko nuo Dievo veido, nuo jo šlovės, nebematė jo šlovės. Nebematė jo akių, jo žvilgsnių. Ir ar matot, kad žvilgsnis ištiria? Aš kai žiūriu tau tiesiai į akis ir tu žiūri man, ir jeigu mes pakankamai ilgai taip žiūrėtum ir kalbėtumės, tai mano žvilgsnis atvertų tau dalykus, o tavo žvilgsnis atvertų man dalykus. Ir apie mane, ir apie tave. Akių kontaktas. Ir kai žmogus nustojo tiesiai žiūrėti visom prasmėm Dievui į akis, jisai prarado tą akių kontaktą. Tai žmogus ir nustojo save matyti, nes kai Dievas į tave žiūri tiesiai, dabar mes vėl turim galimybę, kad Dievas į mus žiūrėtų tiesiai per šventąją dvasią, bet apie tai trečioji daly. Dabar aš sakau, kai Dievas į tave žiūri tiesiai, jis irgi tyria tave ir jis tau parodo, kas tu esi ir koks tu esi. Ir kai žmonės nusidėjo, nupuolė ir nebežiūri Dievui į akis, taip kaip ir prisitirbęs vaikas, jeigu jisai žiūri tėvui į akis, tėvas jį išriš, o vaikas suvoks, kad blogai darė. Ir kai nėra šitą žvilgsnį į akis, vaikas, žmogus, aš, tu, Adomas ir Ieva nebesuvokė po to. Ilgainiui žmogus nebesuvokė, kad blogai daro. Ir dabar, jeigu paklausi kieno nors, kiek aš čia laiko šneku, 29 minutės jau. Nesvarbu, aš netrumpinsiu. Jeigu tau įdomu, žiūrėk iki galo. Jeigu ne,
gali tiesiog pratęsti kitą kartą, jeigu neturi laiko, bet aš turiu pasakyti viską, ką turiu. Aš maniau, kad trumpai padarysiu, bet šitas bus truputį ilgesnis video. Aš maniau, kad į pusę valandos tilpsiu. Tai vienas dalykas žmogus, ką dar prarado, tai yra pamatyti pačią savo būseną, pačią savo nuodėmę. Nes nebežiūri Dievui į akis. Tiesiogiai čia taip neparašyta, bet išvadą galima padaryti. Ir kadangi šventas raštas yra Dievo įkvėptas, tai kada skaitom šventą raštą, pavyzdžiui, jame yra tobulas Dievo žvilgsnis. Ir kada skaitai ir vėl, tai pradeda irgi kalbėti Dievas ir parodo tavo būklę. Man parodė mano būklę. Malda parodo būklę. Šventas raštas parodo išdidumą, parodo iš tikrųjų sukilimą prieš Dievą. Tai ir čia yra tokie keletą dalykų, kurie atsitiko kaip ir beveik savaime žmogui. Šiti visi, kad žmogus į išdidumą įėjo, taip į nepaklusnumą Dievui, kad jisai tapo nuogas ir dvasiškai nuogas. Ir kūniškai suprato, kad yra nuogas, jis prarado žvilgsnį Dievui į akis, jis prarado artumą tą su Dievu. Jisai pradėjo skaldytis šeimoje. Mes akivaizdžiai matom ir dabar, žmonės skiriasi, vaikai lieka be tėvų. Tai kur čia tas tobulumas? Žmonės sako, be švento rašto, be Biblijos, be krikščionybės, be Jėzaus, be Dievo galima pačiam susijungti su Dievu ir nereikia čia viso to. Tai kur tie visi susijungia su Dievu? Kur jie gyvena, tie visi susijungia su Dievu? Kodėl visi kontinentai, žemynai badauja? Kodėl žudėsi žmonės? Kodėl ištisus amžius karai? Tai kur čia tie dievai? Kur čia tie dievukai, utopijos kūrėjai? Kodėl visos imperijos žlugo? Babilonų, Medų persų, Romėnų, Graikų visa kultūra. Graikija buvo tokia šalis išminčių. Kas dabar labiausiai įsiskolinusi Europos Sąjungui? Mano bent jau senom žinom, aš nežinau, gal dabar dar yra didesnių skolų, bet žinau, kad Graikija buvo visiškai bankrutavus kaip šalis. Romos imperija žlugo. Netgi tada šitos tokios mažesnės kaip imperijos kolonijinės, kaip Anglų, pavyzdžiui, kiek buvo išsiplėtę, ir irgi susitraukė, viskas baigėsi, visi į nepriklausomybę išėjo tos šalis. Bet imperijos visos žlugo ir dabar mūsų paskutinė šita imperija, kurioje gyvenam, šita civilizacija. Tai kas jai darosi, aš nepasakyčiau, kad čia mes dabar gyvenam utopijai. Irgi nepasakysiu, kad mes labai blogai gyvenam, nes mes tikrai gyvenam laisviau nei bet kas kitas ir turim galimybių daugiau, ačiū Dievui. Bet ar žmogaus vidinė būsena yra kažko geresnė, ar žmogus labai pasikeitė, iš tikrųjų, iš esmės, aš nežinau, negaliu patvirtinti, kad pasikeitė. Ar didžioji masė žmonių kažkaip pasikeitė nuo tų visų žinių, nuo filosofų, matematikų, fizikų išradimų, nuo visos technologijos, ar didžioji masė pasikeitė? Negaliu tiksliai pasakyti, kad taip. Todėl, kad dar vis dabar turim masinius karus, turim vaikų pardavinėjimus, turim žmogžudystės, turim prekybą žmonėm, prostituciją, narkotikus. Tiesiog nematom, labai daug ko nematom. Todėl, kad jeigu vieną kanalą žiūrim žinias, valstybinį kažkokį tai tikrai viso vaizdo nepamatom, nes parodo tik tai kažkokius top dalykus, kuriuos ir nori visiems parodyti, kurie esminiai galbūt, arba kad kažkas nori, kad jie būtų esminiai. Nežinau, bet mes labai daug dalykų nematom. Ir jeigu pamatytume iš tikrųjų visą blogį ir visą grėsmę pasaulyje, mes suvoktume, kad tikrai pasaulis nuodėmėje skendi. Ir kad yra nuodėmė, ir kad yra nepaklusnumas Dievui. Ir kad tai yra rezultatas to nepaklusnumo Dievui. Ir toliau dabar šneku. Taip, taigi. Dabar prakeikimai, kurie įvyko iš karto po šitos nuodėmės, tai Dievas prakeikė gyvatę, taip kad sako, slinksi pilvus ir dulkes ėsi, tapsi tavo sėkla, tavo palikuonis taps priešai su moteriam. Ir atrodo, kas čia per nesąmonė, gyvačių palikuonis, taps priešų su žmonėm. Kad čia likti jos gal labai gels žmonės ar dar kažką. Ne, dauguma teologų iš tikrųjų pritarė ir yra vienos minties, kad šitoj vietoje, ir aš manau beveik akivaizdu, nieko nėra 100% gal akivaizdu, bet beveik akivaizdu, kad čia gyvatė iš tikrųjų yra šėtonas,
nes visų pirma, kaip gyvatė kalba, tai kokiu būdu jin kalba, nežinia, kokiu būdu jin ten kalbėjo su Ieva, nežinia, bet žinom, ką tikrai, tai kad demoniškas pasaulis, velniškas pasaulis, jis kartais sugeba ir manifestuotis, pasireikšti antgamtiškai tiesiog kūne arba matomų pavydalų. Tai galėjo, tarkim, kad ir pats šėtonas paimti to žalčio ar ten kažkokio drakono formą. Kitas dalykas, puikiai žinom ir švento rašto, kad piktos dvasios ir velnės jisai geba apsėsti tiek žmogų, tiek gyvūną. Tai gal jisai įėjo į gyvatę ir kažkokiu būdu, nežinau kokiu, komunikavo su Ieva. Tai ta sėkla iš tikrųjų moters yra visa žmonija, nes visa žmonija išėjo iš moters. Kitas dar paaiškinimas taip, kad iš moters sėkla. Ne Adomo, bet moters. Tai Jėzus Kristus, mūsų gelbėtojas, jisai gimė tik iš moters, jisai vyro neturėjo dalies, bet šventoji dvasia buvo vietoj vyro, šventoji dvasia. Ir iš tikrųjų priešiškumas prieš Kristų ir visus, kurie yra Kristaus. Lygiai taip pat priešiškumas Kristaus yra prieš šėtoną ir prieš visus, kurie seka šėtoną arba yra jo įtakoje. Ir jeigu pažiūrėsite į žmonės, kurie atmeta Evangeliją, atmeta Dievą ir nekenčia Dievo, kurie tarnauja iš tikrųjų šėtonui sąmoningai ar ne, jie priešinasi iš tikrųjų Dievo vaikams, krikščionims labai stipriai priešinasi. O tas sako, tu gelsi ją, jis sutrins tau galvą, moters sėkla, moteris, o tu gelsi ją į kulnį. Tai iš tikrųjų Jėzus Kristus jam buvo įgelta, jisai buvo sužalotas, jisai buvo nužudytas, bet jisai sutrynė šėtonui galvą. Ir dabar kiekvienas, kuris savy turi Kristų, turi pilną autoritetą virš šėtono. Pilną autoritetą. Ne tai, kad jį ten įžeidinėti ar jam kažką daryti, bet per Jėzų Kristų turi autoritetą tuo, kad šėtonas mums nebeturi autoriteto, jis nebeturi galios. Ir jeigu mes liekam Jėzuje, liekam tikėjime, mes tikėjimu esam atplėšti nuo tamsos per Jėzų Kristų, per jo kraują. Kitas prakeikimas moteriai sako, aš padauginsiu nėštumo, skausmus ir vargus, su skausmu gimdysi vaikus, taip akivaizdu, tas ir vyksta nuodėmės pasekmė. Tai visais laikais, taip gimdymas tikrai yra daugeliui bent jau moterų tikrai skausmingas, vargingas, daug ir miršta moterų begimdydamos ir ten, kur nėra priežiūros, tarkim, ir medicinos teisingų sąlygų pakankamai gerų, tai dar dažnesni tie būna, dažnesnės mirtys gimdymo ir komplikacijos po gimdymo. Kitas dalykas, sako, tave trauks prie vyro, o jis tau viešpataus. Aš nežinau, ką čia reiškia. Trauks prie vyro ir viešpataus, bet kas man iš tikrųjų, asmeniškai, čia jau yra mano įžvalga, tai kaip pasekmė istorijoje, šitas, kad tave trauks prie vyro, o jisai viešpataus, tai vien, kad moteris, silpnoji lytis, pavyzdžiui, ir jinai iš tikrųjų, ypač senais laikais be vyro, niekaip neišsivertė. Ir jinai kaip ir tapo pavaldi vyrui, ir iš tikrųjų per amžius, labai liūdna ir gaila, bet moteris tikrai buvo labai daug kur žeminamos, niekinamos ir lygiai dabar pat, ypač rytų kultūrose arba vidurio rytuose, Afganistanai, visokie islamiškos šalis, pavyzdžiui, moteris dengia veidus, jos visiškai po vyrų kontrolę. Tai, čia mano yra toks pamąstymas, tik tai aš taip kažkaip pastebėjau ir galvoju, netgi tai yra tiesa iš tikrųjų šita pusė. Tai aš nežinau, ar čia susiję būtent su šitų prakeiksmu, bet moteris tikrai per visą istoriją jos vargo labai stipriai dėl vyrų. Ir kiek smurto yra buvę ir visa kita, tai man, pavyzdžiui, labai susiję. O dar kokių reikšmių, aš manau, yra ir kitos reikšmės, bet nežinau. Adomui tarė, kadangi paklausai savo žmonos ir valgyk nuo medžio, apie kurį tau buvau įsakęs, nevalgyk nuo jo, prakeikta bus žemė dėl tavęs, vargdamas turėsi maitintis iš jos visą savo gyvenimą. Ir iš tikrųjų tą ir matom. Čia Europoje dar ne tiek, bet irgi net jeigu pažiūri į visą agrikultūrą, į žemdirbystę, tai tikrai, pažiūrėkit, reikia purkšti viską, kad neaugtų piktžolės arba ravėti, tikrai lenkti nugarą. Tikrai žmonės, kurie ypač organinius ūkius turi, tai labai didelis darbas ir dabar jau turim techniką, taip, palengvina, bet anksčiau, pavyzdžiui, arba kur nors, kad ir dabar Afrikoje žmonės lieja prakaitą, kad užsidirbtų visai dienai. Vien pavalgyti, jie dirba, tą visą dieną ir dirba. Ir aš esu pats gyvenęs Afrikoje ir aš žinau, aš mačiau,
ir nereikia net ten gyventi. Matom per žinias badus, marus, ligas ir visa kita, kad žmonės kenčia. Bet čia va būtent apie žemę. Tai irgi pasiekmė iki dabar. Iš tikrųjų visų amžių pasiekmė. Valgysi prakaitų uždirbtą duoną, taip kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paimtas. Ir čia vat prakeikimas, kad mirsi, dabar tu mirsi. Tu grįši į žemę. Tu atei į žemės ir tu vėl sunyksi. Esi dulkė, sako, ir dulkė vėl pavirsi. Tai čia žmogui buvo pasakyta ir jis kaip ir buvo, iš jo kaip ir buvo atimtas šitas amžinas gyvenimas kūne, jeigu teisingai suprantu, kad visiškai turėjo tas amžinas gyvenimas būti, iš tikrųjų niekada nemirs žmogus, tai jisai buvo atimtas. Ir pradėjo žmogus mirti. Tai bent jau Dievo žodis iš tikrųjų atskleidžia tą originalų amžiną dizainą žmogui. Ir daug labai teologų irgi sutinka su tuo ir pripažįsta šitą interpretaciją, kad iš tiesų žmogus, jis turėjo gyventi amžinai. Ir beje, Adomas pats gyveno, nepamenu kiek, bet apie 900 metų. Ir pirmi žmonės Biblijoje įrašuose yra, kad jie gyveno iš tiesų beveik iki 1000 metų. Ir palaipsniui tie metai vis mažėjo, vis mažiau žmonės gyveno ir vienu momentu Dievas nustatė kaip ir naują žmogaus amžių, sako, niekas negyvens ilgiau 120 metų. Ir, kaip dabar, yra šiaip istorijai buvę ilgiau gyvenus nei 120, bet vienetai, išimtis. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų žmogus net, dauguma žmonių net 100 nebetraukė. Kas 90 išgyvena dabar, jau labai džiaugiasi. Ir dar dažnas atvejis, kad jie ir nelabai sveiki būna. Kad jau senatvė nuo 60, 70, 80 dėl neišmanimo, dėl nepažinimo, dėl nesveiko gyvenimo būdo, nesveikos mitybos žmonės irgi save labai stipriai sužaloja ir labai dažnai 20 ar 10 metų praleidžia nesveiki priežiūrui. Ir tas gyvenimas nėra pats maloniausias net. Tai iš tiesų sunkus žmogaus gyvenimas. Ir kai kurie žmonės, aišku, turi tų žinių ir pasilengvina jį kažkiek, bet iš esmės žmogus toks trapus, toksai marus ir taip lengvai iš tikrųjų išnyksta. Bum per galvą, žinai, ir žmogaus nebėra. Ar avarija kokia, ir ten nėra rankos kokios, ar kojos, nedaug dieve. Toksai trapumas. Ir labai daug neišmanimų, ir tas trapumas labai reiškėsi per tą neišmanimą žmonių. Taigi, Viešpats Dievas padarė Adomui ir jo žmonai kailinius rūbus ir jais apvilko juos. Aš nežinau, kaip jis tos rūbus padarė ir iš ko, bet jeigu jis jau nebekūrė ir jau buvo sukūręs iš tiesų visą žemę ir visus gyvūnus, jau sukūrimas buvo baigtas, bet jis paėmė iš kailinių rūbų padarė, tai daug kas irgi iš teologų, iš Biblijos tyrėjų mano, kad tai buvo tarsi pirma gyvybė atimta. Iš gyvulio atimta gyvybė, kad būtų tie rūbai. Bet tai parodo, kad Dievas irgi vis tiek liko ištikimas, taip ir jisai rūpinasi žmonėms. Jis vis tiek suteikia rūbus, bet to, ko reikia, jis vis tiek suteikia žmogui. Jisai niekur nedingo kaip tėvas, bet pats žmogus nusisuko kaip paklusnus sūnus. Ir ta nuodėmė, žodžiu, jinai plito. Pirmas žmogus nepakluso Dievui, tiesiog Dievui nepakluso. Antras žmogus, jau Adomo ir Ievos vaikai, jau įvyko žmogžudystė. Yra Kaino ir Abelio istorija, jau kartelė pakrito. Ne tik, kad Dievui nepaklusti ir obuolius suvalgyti ir tapti pažinančių gėrį ir blogį. Ne bet iš tikrųjų pažinančių gėrį ir blogį žmogiškom akim, bet jau nužudo žmogų. Jau jų vaikai nužudo vienas sūnus kitą sūnų. Jau to sūnaus, kuris nužudė savo brolį, palikuonis, jau turėjo tėvą žmogžudį. Ir jau norma, kad žmogžudystės pasaulyje vyksta. Ir toliau Biblijai skaitom žmonija į ką nusirita, tai kad puolė angelai, pradeda santykiauti su žmonių dukrom ir gimsta milžinai. Ir tada jie irgi labai daug blogų dalykų pridaro. Tie milžinai, jie tarsi, visiškos šėtono sėklos,
ir apie tos milžinius irgi yra daug įvairių teorijų ir mokymų. Kai kurie neva sako, kad iš jų tos piktos dvasios po to sklandė, numirus jų kūnui, kad jos žemėje liko. Jų dvasios ir sklandė ir panašiai. Nežinau, aš pats asmeniškai nesu labai tyręs tų dalykų, bet skaitant šventą raštą ir matant dabar, ką mes gyvenam, akivaizdu, kad žmogaus kokybė ir Dievo pažinimas vis traukiasi. Ir tai ir yra dvasinė mirtis, atsitraukimas nuo Dievo. Nes Dievas yra dvasia, jis yra šventa dvasia ir kada žmogus miršta dvasiškai, jisai nebemato Dievo, jis nebegirdi Dievo, jis nebenori Dievo, jisai nebemato, kad yra Dievo kūrinys, jisai nebetrokšta paklusti Dievui, jisai dingsta bet koks dieviškas troškimas. Jam Dievo dalykai tampa nesąmonės ir tai čia yra manifestacija dvasinės mirties. Žmogus miręs dvasiškai, jisai žiūri tik į kūną ir sielą. Ir galėtumėt ginčytis, kad ne, aš nepaveldėjau tos nuodėmės ir ne kiekvienas žmogus gimsta nusidėjęs. Bet šventas raštas sako, kad kiekvienas nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Ir kad kiekvienas nusidėjo, tai tikrai taip, nes paleidus netgi žmogų, bet kokį, tarkim, neauklėjant mažo vaiko, labai geras pavyzdys, neauklėjant mažo vaiko. Pažiūrėkit, kaip jie elgisi, net maži vaikai, kuriuos auklėji, tai muša, tai tranko, tai piktybiškai net kažką daro, šypsosi, neklauso, tiesiog nepaklusnumas. Sakai kažką padaryti arba nedaryti, arba aiškini, jie padarys 10 kartų savaip. Ir mums jau tai yra aišku normali raida, vystosi tas mažas vaikutis ir kiekvienas išdykauja ir visa kita. Bet kartais net mažose vaikuose atsiskleidžia tokie dalykai, kur jau piktybiškumas netgi. Ir atrodo toks mažas vaikas. Toks mažas vaikas. Tai net jeigu ir gimtų pats aplamai vaikutis be nuodėmės, jis jau gimsta į nuodėmingą visuomenę. Ir nuodėmė jį paliečia iš karto. Iš karto į jį įeina. Per žinias, per bendravimą žmonių, per pykčius, per nusivylimą, per kažkokias žaizdas tėvų. Tėvai perduoda tas žaizdas vaikam ir tiesiog, kad net jeigu gimtų aplamai vaikas taip techniškai nenusikaltęs visiškai. Jeigu nesakytume, kad jau tarsi su genais ateina nuodėmės, tai tas vaikas bet kokiu atveju perimtų. Tai bet esmė tame, kad kiekvienas žmogus stokoja Dievo šlovės ir neturi Dievo pažinimo. Ir iš tiesų nuodėmė tai vėlgi nėra pats veiksmas. Dar kartą noriu pabrėžti, nėra pats veiksmas. Nuodėmė yra nepaklusnumas Dievui. Nuodėmė nėra pats veiksmas, o tai yra nepaklusnumas Dievui. Tavo vaikas, tarkim, gali žaisti kompiuterinius žaidimus namuose, kai tu paskyri valandą jam žaisti kompiuteriniais žaidimais arba žiūrėti kokį filmuką, arba jisai gali žaisti kompiuterinius žaidimus pabėgęs iš mokyklos. Ir duosiu vieną analogiją būtent apie tai. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs išsiunčiat savo vaiką į mokyklą mokintis ir jisai užuotėjęs į mokyklą ir į užklasinės veiklas, iš ryto nueina į parduotuvę, prisiperka Coca-Colų, čipsų, nueina pas savo draugą ir ten visą dieną pas jį namuose, pabėgęs iš pamokų, žaidžia kompiuterinius žaidimus. Taip ir bežaisdamas kompiuterinius žaidimus, jisai, tarkim, gerai elgiasi ir jis nesikeikia, nerūko, nežudo žmonių ir jisai galėtų sakyti, aš nieko blogo nedarau, aš nenusidedu, aš tiesiog žaidžiu, man smagu ir mes net mokomės per tos žaidimus ir daug ką labai suprantam ir netgi išploviau pas draugą indus ar padėjau jo mamai ten kokį gėlyną išravėt. Bet esmė tai ne tame. Esmė, kad visą tai jisai darė nepaklusnume. Ir grįžęs pas mane, aš sakyčiau, kaip mokyklui sekės. Žinok, tėti, nebuvau mokykloje, žaidžiau kompiuterinius žaidimus. Su draugu buvau ir, žinok, taip gerai laiką praleidom. Nepatikėsi, tėti, pasidžiauk už mane. Taip gerai laiką praleidom. Ir skaniai pavalgėm, čipsų, bulvyčių prisipirko, mėsainių, kramtoškių, visokių gumų, viso kito. Tai labai gera buvo, labai skanu. Ir aš nesikeikiau. Aš buvau geras, aš paslaugus buvau, bet man nesmė kaip tėvui. Aš tave siunčiau į mokyklą.
Tai lygiai taip pat Dievui. Dievas sakė žmogui, klausykite manęs, klausykite mano pažinimo, semkitės pažinimo iš manęs, o ne iš kažko kito, ne iš savo proto, bet žmogus sakė, ne, aš noriu biški daugiau sužinoti. Ir nepakluso. Ir tame jis išėjo į nepaklusnumo kelią. Jis tiesiog išėjo, jisai nusisuko. Ir tame nusisukime nei vienas geras darbas jisai neatpirks to. Įsivaizduokit, dar kitą analogiją duosiu. Aš tau trenkiu per veidą supykęs, apspjaunu veidą ir tada nueinu. Ir likusį savo gyvenimą aš darau vien gerus dalykus. Padedu visiems ir padedu vaikams, vaikų namus remiu, atidarinėju visokias tai paramas ir net kalbu apie Dievą. Net apie Dievą kalbu. Bet aš tau trenkiu per veidą, apspjoviau ir apkeikiau, tarkim, ne? Net gyvenimo gale, kad ir aš būčiau milijonus gerų darbų padaręs, aš nebūsiu sutaikęs savęs su tavimi, aš nebūsiu prieš tave teisus, jeigu aš neatsiprašysiu tavęs. Ar supranti? Jeigu aš neatsiprašysiu tavęs, tai žmogus, kuris žmonija yra nusisukus nuo Dievo, eina savo išdidume, eina pagal save, daro savo gerus darbus. Kokius tik nori, gali daryti gerus darbus, bet jeigu tu neatgailausi, neatsiprašysi Dievo, ir jeigu Dievas tavo nuodėmės neatleis, tai prieš Dievą būsi neteisus. Čia aš kalbu tam žmogui, kuris iš tikrųjų ieško Dievo. Jeigu tu dabar žiūri ir tu neieškai Dievo, neįmanoma, nes tu būtum jau išjungęs video. Tai reiškia, tu ieškai Dievo, jeigu tu žiūri šitą video. Iki šito taško. Tai tu žmogau, jeigu manai, kad kažkaip gerais darbais susipirks, aš irgi labai ilgai taip maniau, iki kol atėjo supratimas per įvairiais būdais iš tikrųjų. Labai ilgas kelias buvo, bet suvokiau šitą, šventoji dvasia parodė, pats Dievas apreiškė, atėjo įsitikinimas, kad ne, aš neišsipirksiu. Ir net jeigu man reikėtų atlyginti visiems žmonėms, kuriems aš blogą padariau kažką tai, prieš kuriuos aš nusidėjau pagal Dievo įstatymą, jeigu man reikėtų jiem visiems atlyginti viso pasaulio žmonėm. Žiūrėk, aš daug ką sąmoningai padariau. Daug ką padariau žmonėms blogo ir žinojau, kad darau blogo. Bet kiek dar dalykų aš padariau nežinodamas. Ir kiek dar dalykų aš padariau nežinodamas blogo, ko ir pats žmogus, kuriam padariau blogą, nesuprato, kad aš jam padariau blogą. Ar suprantat? Kiek yra aspektų, per kuriuos mes galėjom nusidėti. Kiek daug aš savo padariau blogo ir žalos, kur net nežinau. Tai ta prasme, aš net nežinau, kiek aš blogo padariau iš tikrųjų. Ir čia nesibaigia tuo, kad aš tik tai blogo padariau. Baigėsi tuo, kad aš blogo padariau ir aš to pasiekmes valgau visą gyvenimą. Mano kūnas yra, mano siela yra, mano dvasia temsta ir yra pasiekmes. Ir visą šitą atperka Jėzus Kristus. Nubraukė. Esmė Jėzus Kristus. Jis numirė, jis praliejo savo kraują, nes kaip sakiau iš pradžio, ne, kad nuodėmės kaina yra mirtis. Mes visi pasmerkti fiziniai mirčiai, ar taip, dvasiniai mirčiai irgi. Visi dvasiškai, visiškai vieną gražią dieną numirs, jeigu nesusitaikys su Dievu. Tai bus antra mirtis skaitos. Antroji mirtis yra dvasinė mirtis. Fizinė mirtis dar nieko. Dvasia tai nesunaikinama. Bet dvasinė mirtis tai yra visiškas atsiskyrimas nuo Dievo. Ir tai yra pragaras. Visiškas atsiskyrimas nuo Dievo yra pragaras. Ir labai užsiplėčiau, bet vėlgi, tas, kas klauso, tas klausys. Turiu pabaigti viską pasakyti. Aš žinau, per ilgi pamokslai, per ilgos kalbos jau užknisa kartais, bet turiu viską pasakyti. Dar aš noriu vieną tokį mintį. Pamečiau mintį. Apie dvasinę mirtį ir apie pragarą. Kad esu girdėjęs tokių kaip ir teorijų, kad pragaras arba dangus yra čia žemėje. Kad čia žemėje. Viskas yra čia žemėje. Ir kai kurie žmonės jau pragarą čia žemėje. Aš tau pasakysiu vieną dalyką, kad ne.
kad ir žmogus yra narkomanas prie mirties slenksčio, prievartautojas, arba pats prievartaujamas, žudomas, kankinamas ir panašiai, tai dar nėra pragaras. Tai dar nėra pragaras. Esu girdėjęs tokių teorijų, kad žmonės, kurie labai stipriai depresijų, ten suvarė savo gyvenimą per netinkamą gyvenimą, kad jie patys save į pragarą padėjo. Ne, jie nepadėjo dar savęs į pragarą. Jie ten eina, taip, bet jie nėra pragare. Nes pasakysiu, pragaras nėra vieta, iš kurios gali išeiti. Ir labai logiškai net paaiškinsiu. Tai nėra mitologija kažkokia. Aš labai logiškai noriu paaiškinti. Įsivaizduok, žmogus, kuris yra vienas, pats vienas tik su savim, neturi jokios paramos. Kai jis įeina į depresiją, tarkim chronišką depresiją, jam yra daug sunkiau išlipti negu žmogus, aplink kurį yra optimistiškų žmonių sveikų. Tai šitam pasaulyje visuomet yra galimybė ir šansas, kad kažkas dar prieis ir ištrauks tave iš to pragaro. O įsivaizduokit vietą, kur nebėra tokio žmogaus. Nebėra nei lašelio optimizmo. Kur yra tik žemyn. Ir tiesiog nesimato vilties, jokios vilties nesimato. Tai yra pragaras. Kur ne tai, kad Dievo nėra. Kur tiesiog nebėra minties apie Dievą. Nebėra jėgų pažiūrėti Dievą. Ir ar Dievas baudžia? Jeigu žmogus pats sako, nereikia man Dievo, nereikia man Jėzaus, nereikia man jokio atpirkimo, nereikia man jokio nuodėmių išvadavimų iš nuodėmės. Toks, kas pasmerkė, ar Dievas, ar jis pats save pasmerkė? Atsakyk. Ar Dievas smerkia žmoniją, ar Dievas nori bausti, ar jis baudėjas, ar jis yra mylintis tėvas, kuris suteikia laisvę žmogui. Ir taip, kaip jis suteikia laisvę žmogui nusidėti, lygiai taip pat jisai suteikia žmogui laisvę atgailauti ir tikėti Jėzų. Ir ne tik, kad atgailauti, bet jisai pats atėjo ir pats mirė. Būdamas Dievas, jis leido šitiems dievukams iš mažosios raidės jį nukankinti, apspjaudyti, sudaužyti. Pažiūrėkit Kristaus kančią dar kartą. Tai Dievas, kuris nepadarė nuodėmės, kuris nieko niekam nenusikalto. Jį išdavė visi jo draugai. Jo visi mokiniai pabėgo, paskui jį paliko vieną. Taip jisai buvo iškankintas, išsityčiotas, kabėjo ant kryžiaus. Tai politiškai buvo iš jo išsityčiota, politinis toksai kaip kankinys gavosi, kalinys nuteistas pagal skausmingiausią mirti iš tikrųjų ant kryžiaus, nuplaktas, išdraskytas visas. Ir jisai ant kryžiaus kabėdamas, jisai meldė, kad Dievas atleistų jiems, nes jie nežino, ką daro, tai yra tokia meilė. Tai bet kuris žmogus, kuris sako, kad Dievas yra baudėjas, kad Dievas yra kažkoks tai sadistas, nežino, apie ką kalba. Žmogus yra sadistas, pats žmogus yra sadistas prieš save, kuris atsisako išsigelbėti. Sako, ne, briedus čia kalbat, nenoriu. Tai yra toks pats žmogus, kaip ir žmogus, kuris plauktų Titanike ir jau kai viskas skęsta, jam siūlo gelbėjimo valtį ir sako, šitas laivas tikrai skęsta, jisai paskęs, visi, kas bus šitam laive, paskęs ir imk valtį, sėsk. Ir tarkim yra garantas, kad tave paims kitas laivas. Ir žmogus sako, ne, jūs idiotai, prie tų savo valčių, jūs idiotai, bailiai. Jūs bailiai, bijo dėl savo gyvybių ir esate tiesiog apsikakoję. Ir aš geriau nueisiu dar iš šito denio kvailių, nebūsiu su jumis, nueisiu į barą, išgersiu dar porą, parūkysiu, pavalgysiu krevečių, o jūs ten, žinai, gelbėkitės. Tai ar toks žmogus pats savęs nepasmerkė? Ar čia tikrai aš kaip krikščionis kažką smerkiu? Ar aš kaltinu žmonės ar teisiu? Tikrai nesmerkiu, nekaltinu, neteisiu. Ir ne man smerkti, aš nesmerkiu. Bet žmogus, kuris atsisako žvilgsnio Dievui į akis, kuris atsisako atsiprašyti, pripažinti, kad aš kažką, tai kas čia per balionai kyla. Nežinau, ar jūs matysit ar ne, bet aš kai parodau ženklus, MacBookas automatiškai balionėlius visokius meta, kaip emoticons, man atrodo, vadinasi. Tai va, tai Dievas nieko nesmerkė. Jisai kaip tik iš pasmerkimų ištraukė. Ir reikia nustoti šitas nesąmonės kažkokias, gėdytis Evangelijos iš tikrųjų. Skatinu kiekvieną iš krikščionių skaityti Bibliją ir mokėti savo pačiam paaiškinti, nuo ko Dievas mus išgelbėja. Mokėti savo pačiam paaiškinti žmogaus būseną. Logiškai, ne per kažkokias, šarlatanizmus, ne per kažkokius
ne per kažkokią tiesiog buką teoriją, bet logiškai, aštrių protų pamatyti žmogaus būseną, skaitant šventą raštą, galima. Ir lygiai taip pat galim iš viso šito išeiti, iš visos tos būsenos. Tai reikia nustoti iš tikrųjų pataikauti savo kūnui, trypčioti vietoj, gėdyti savo tikėjimo, gėdytis tiesos, gėdytis šviesos, gėdytis to, kas esi Jėzuje Kristuje ir lankstytis pasauliui, lankstytis žmonėms, kurie pasirinkę šitą pasaulį. Tik tai, kad smerkti nereikia, nei smerkti, nei atsakyti tuo pačiu, ar ten kaltinti kažko, bet kaip tik atrasti būdą, ieškoti būdo, kaip su meile prieiti prie kiekvieno žmogaus ir jam papasakoti tiesiog savo patirtį, savo liudijimą, iš ko Dievas tave ištraukė, papasakoti apie galimybę. Tai sekanti dalis bus apie žmogaus aplamai nepaklusnumą ir apie žmogaus kelią nuodėmėje. Antra dalis bus po šito, apie žmogaus kelią nuodėmėje. Šį kartą jau baigiu, taip truputį supratom apie nuodėmę, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų yra nusidėjęs, kad Biblija taip sako, kiekvienas yra nusidėjęs ir stokoja Dievo šlovės. Ir tada prieisime prie aplamai žmogiško gyvenimo be Dievo, dar giliau pakalbėsime apie tą nepaklusnumo kelią ir trečioje dalyje aš papasakosiu apie būtent išsigelbėjimą per Jėzų Kristų ir ką pats Jėzus Kristus iš tiesų sakė žmonijai ir savo mokiniams ir ko jisai reikalauja. Nes irgi yra labai daug iliuzijų, yra labai daug dezinformacijos apie tai, ką Jėzus šnekėjo ir koks jis buvo. Tai aš tiesiog norėsiu bent jau tiek atskleist, kiek man pačiam Dievas atskleidė. Ačiū Viešpatie tau už šitą žodį, kurį tu man visų pirma parodai ir man pačiam apreiškiai apie mane Viešpatie. Aš prašau tavęs paliesk iš tikrųjų ir kiekvieną, kuris klausėsi, kad patikėtų žmonės, patikėtų tavo žodžiu, kad Viešpatie pamatytų savo būseną be tavęs, kokie iš tikrųjų mes esam visi pražuvę be tavęs ir netiesoj, ir nepykantui, nemeiliai savo, nemeiliai kitiems, nemeiliai tau. Ir Dieve, kad meldžiu, kad įsižiebtų iš tikrųjų vidinis geismas ir ugnis siekti tavęs, kiekvienam klausytojui, kiekvienam žiūrovui, kas žiūrėjo iki galo ir kas ne iki galo žiūrėjo. Ir tiesiog meldžiu Dieve, kad kiekvienas žmogus iš tiesų taptų laisvas, nebe kaltėj gyventų, nebe sunkume, ne kažkokiam tai nebaimiai, negėdui, bet tavo laisvėj Viešpatie ir džiaugtųsi gyvenimu tavyje, pilnu gyvenimu, tokiu, kokį tu esi paskyręs kiekvienam žmogui, iš tiesų. Jėzaus vardu, amen. Paskutinis dalykas, noriu pakviesti visus į krikščionišką stovyklą, kuri vyks Latvijoje. Tai Christ Team bažnyčia organizuoja ir jinai vyks kiek berods 5 dienas ar 6. Nuoroda bus apačioj, jūs galit pasiskaityti, pasižiūrėti, nusiųsti klausimus, bet bus tikrai nuostabus laikas, kiekvieną dieną bus kalbėtojas ir bus rimtos žodžio studijos, bus daug šlovinimo, todėl kad ir pati grupė Christ Team šlovins ten, tikrai profesionali, atsidavusi Dievui grupė ir pusdienis visą laiką bus laisvas, ten yra nuostabi gamta prie jūros, berods pušynė. Tai tikrai atsigavimas bus ir kūnui, ir sielai, ir dvasiai. Tai labai rekomenduoju iš tikrųjų pasižiūrėti bent jau į nuorodą, kurią nusiųsiu. Dar dabar nežinau, ar šitam video įmesiu ar neįmesiu kažkokių tai grafinės medžiagos į patį filmuką. Nežinau, gal ir mesiu, pažiūrėsim. Bet pažiūrėkit, patikrinkit, jeigu dar nesat suplanavę sekančio mėnesio, tai yra rugpjūčio, tai nuo rugpjūčio 19 iki 23 ar 24, pasižiūrėkit. Tai būsiu ten ir aš, vieną vakarą kalbėsiu, mokinsimės Dievo žodžio, būsim kartu ir galėsiu gyvai atsakyti klausimus. Nekeliu savęs, kad esu žinovas, bet tiek, kiek man yra apreikšta, noriu pasidalinti ir kad kiekvienas tiesiog augtų pažinime kuo daugiau. Tai va, tiek tada šiam kartui ir iki sekančios dalies. Tai antrą dalį irgi netrukus išleisiu, bus apie kelią nuodėmėje, apie nuodėmės kelią. Iki. Sielas ir siela pripildė gerosios naujienos, Kristus uola, po to stovykla uždeg, po to sielos.
aš pasitikiu.